po šimts pypkių. Tomai, matai, Kennedy nušovė. Tie patys amerikiečiai prikišę rankas bus. Vėl tu su savo sąmokslo teorijom. O tu įrodyk, kad netiesą sakau. Nauja sofa. Jos realiai išėmė iš prekybos. Ką? Šiandien žiniose. Kupiškio rajone į šulinį įmestas dar vienas nepilnametis. Atleiskite, turiu pertraukti šiandienos reportažą, nes gavome netikėtų žinių apie jo sūrelio pašalinimą iš prekybos centrų lentynų. Ir mes turime reportažą tiesiai Taip, sveiki. Atleiskit. iš ateities. Čia iš ateities. Jūs čia ką rimtai, kas čia per šūdą? Ačiū. Taip. Sveiki, atleiskit, kad turiu pertraukti jūsų labai svarbės žinias. Vis tiek pas jūs viskas ten sovietų propaganda, tačiau nebegalima daugiau tylėti. Po jos realio panaikinimo savižudybių skaičius kyla, o Lietuvos ekonomika kenčia. Štai mes esame pačiame Vilniaus centre, kur paklausinėsime šalies piliečių, koks yra jų gyvenimas po jos realio netekties. Atleiskit, galiu paklausti klausimą. Aš noriu paklausti, koks jūsų gyvenimas yra be šitos realio. Sunkus. Labai sunkus. Labai pasilgstam tikrai. Labai pasilgstat. Man biškelį liūdna, kad tokie geri produktai nudingsta tiesiog iš tavo gyvenimo. Ar jūsų savižudybės noras pakilo, kai jis dingo? Ar Kiekvieną dieną atsikeliu ir depresijai, aš matau tik tais juodumą ir pilkumą ir aš negaliu pakelti savo kojų iš lovos, nes man bloga. Jis labai ypatingas, ar jūs esat matęs realį? Manęs klaust, ar pirkčiau, aš atsakyčiau jo. Žodžiu, kaip dingo realis, iš tikrųjų labai sureagavom kritiškai į to žmonės, kurie jį panaikino. Teisingai. Tai labai gaila dėl to, o šiaip tikėkime, kad jisai sugrįš. Man pavyzdžiui, magijos realiai, ar kaip pasaka ten tie, ne. Gražinkit jos realį, mums jo labai reikia. Teisingai. Su sausainio apačioj. Teisingai, žinai? Jo, žinau. Koks jūsų gyvenimas, kaip jūs pasikeitė po jos realio dingimo? Tiksliai, nepamenu, buvau mažas, tai negaliu tiksliai pasakyti, bet tikrai trūko, nes buvo toksai skirtinis sūrelis. Gaudavo ir sausainį, ir sūrelį dar prie to paties. Ei, aš žiūrėjau. Nėra laiko sėdėti televizorių žiūrėti. Tu pats girdėjai. Reikia veiksmų imtis. Tai ką mes galim padaryti? Mes tik paprasti žmonės, nieks mūsų neklausys. Ar jūs norite prisidėti prie svarbios socialinės pareigos, tačiau nežinote, nuo ko pradėti? Taip. Ar jūs norite atrodyti kietai ir stilingai tai darydami? Taip. Ar jūs esate pasiturintis baltodžiai, kurie neturi kur dėti savo pinigų? Taip. Tai šie limituoto leidimo jos realio marškinėliai yra kaip tik jums. Dėvėdami šios marškinėlius jūs prisidėsite prie vieno svarbiausių šių metų judėjimo – jos realio sugrąžinimo. Bei įdėsite daugiau pinigų į Gusto kišenę. Kai aš pirmą kartą paragavau jos realių, mano gyvenimas pasikeitė. Jos realis tapo ne tiesiog paprastu realiu, o gyvenimo stiliumi. Deja, šis realis dingas jau daugelį metų. Todėl mano gyvenimas nebėra toks gražus, koks buvo anksčiau. Taigi pats metas nusipirkti jos realio marškinėlius, o tai galite padaryti apsilankę www.gustožvaigždės.lt. Metas susivienyti dėl to paties tikslo ir grąžinti tai, kas iš tikrųjų yra svarbu. Sugrąžinkime jos realius kartu, nes tai yra vienintelė išeitis.